Realiai tu matai, kad ta Vokietijos komanda yra rytų per aukštojo lentynoje, tai ką čia kalbėti apie Žalgirį. Ir ryto fokusas yra kažkaip eiti į LKL finalą, o čia šį sezoną kelt fantazijas apie tai, kaip rytas gali su Žalgiriu lygiai kovoti, ten konkuruoti, man atrodo, tai yra absurdiška. Pasisekė praėjusią sezoną, kai Žalgiris buvo šūdinas, tikrai net neteko su to Žalgiriu žaisti atkrintamosiose, įkrito LKL titulas, visi pašventė, pasidžiaugė. Artimiausių metų nieko net arti to nebus. Ir tarpusavyje čia šitose rungtynėse dabartiniam visam kontekste aš matau 20-30 taškų intervalę Žalgirio pergalę, nupūs rytą ir tiek. Nebent Mahalmas su Fosteriu turėtų būti kosminis gražus. Nieko nekeis, nupūs juos nuo vaizdo ir laužys, kankins, šiais biras dominuos. Kalnietis išbėgs. Gali ir Kalnas išbėgti jau čia dėl tokio reikalo, ta prasme. Jokių vilčių nematau, jokios intrigos nematau šitose rungtynėse. Okay. Nedarykit to namie.